kad gavau šansą taip galvoti apie ateitį, ne tik tai apie dabartį, tai galėsiu mokintis toliau. Ne tik tai krepšinio aikštelė, bet ir mokyklos suole. Pirmiausia, labai gerą žingsnį žengė Jonas dėl to, kad pasirinko Lietuvos sporto universitetą. Tai Lietuvoje tokių studijų kitur nėra galimybių gauti. Kaip žinom, yra vienas iš geresnių sporto universitetų ne tik Europoje, bet ir visam pasaulyje. Krepšinis yra mano viskas kol kas, visa profesija. Tai ir nenori keisti kažkokių krypčių. Negali turėti antros karjeros, tai gali būti tik tai treneris. Tai pasirinkau trenerio kelią. Jonas ne vienas toksai studentas, mes turim netgi Jungtinėse Amerikos valstijose studijuojančių studentų, kuriem esam sudarę lankstų studijavimo grafiką. Vienus mokslo metus jie studijuoja per 2 mokslo metus. Tai gabūs studentai, tie, kas siekia karjeros, galvoja apie savo ateitį, jie grįžta į Lietuvą ir atsiskaito visas užduotas užduotis. Lietuvos sporto universitete buvo priimtinos sąlygos, buvo geras sudarytas grafikas, vis tiek tenka keliauti nemažai, tai buvo tikrai geros sąlygos, todėl pasirinkau.